akivaizdu, kad civilis tarnauja kitos šalies interesams, pajėgoms ir daro, šnipinėja, diversijas vykdo ar kitaip kenkia, jisai netenka jokių apsaugų. Tai čia labai aiškiai reikia pasakyti, apie ką mes kalbam. Tai natūralu, apie užnugarį kalbam jau ne vieną kartą. Mes kuriam komendantų struktūrą. Komendacijos yra ir viešosios tvarkos palaikymas, ir evakuavimas visuomenės, objekto apsauga, bet lygiai taip pat ir diversantų, jeigu jie imtųsi diversijų, neutralizavimas. Esant galimybę sulaikant... Kol jie nesiėmė diversijų, jie turėtų būti neutralizuoti. Tokia yra logika. Tai gali būti suėmimas, gali būti apklausos, priklausys nuo situacijos. To gali būti suėmimas, gali būti apklausos, priklausys nuo situacijos. To Ukrainoje to dabar užsiima policija. Ukrainoje yra policijos struktūra, kuri irgi tą daro. Teritorinės savigynos būriai irgi prie to prisijungia.